konkrečiai vieną mažiuką protokoliuką pašnekėsim, tai būtent trauminio paciento ištyrimą, skubų ultragarsinį. Kaip nustatyti pačios pavojingiausias gyvybei būklės, kurias mes nedelsant galim pradėti spręsti ir taip pagerinta netikėtina išeitis, o kartais net ir išgelbėt pacientui gyvybę. Po to, jeigu užsikabinsit, pradėsit domėtis, pamatysit, kad bet kurioje srityje, kurioje dirbsit, galit pritaikyti, rasti specialius protokolus. Yra specialūs protokolai ūmiam dusuliui, yra specialūs protokolai netrauminės kilmės šoko pacientų ištyrimui, yra transtoracalinė kardioechoskopija ūmioms kardiologiniams būklėms ištirti, yra traumatologinė, kaulų lūžiams atstatyti, svetimkūniams nustatyti, yra protokolai specialūs įvertinti intrakranijinį spaudimą tiem, kas dirba su galvos trauma, patyrusius pacientus, aibė galimybė atsiveria. Ne? Tai čia toksai mažytė įžangėlė yra pačioj pradžiai. Dabar mano asmeninė kokia patirtis, ne? Tai tiem, kas dar nesusidūrė studijų metu, esu Žilvinas Dambrauskas, dirbu čia chirurgijos klinikoje, budžiu realiai, ne? Kaip gydytojas, esu traumos komandos vadovas per budėjimus, jeigu tokių būna. Tai čia realiai matau tuos pacientus, matau, kaip mes taikom, ne, tuos protokolus. Kita patirtis yra tai, kad aš esu Didžiojoje Britanijoje specializuotos reanimacinės pagalbos kurso instruktorius sertifikuotas, esu traumos instruktorius ATLS-o, tai ta prasme yra tas visas kontekstas. Irgi žinau, iš kur atsiranda, kokios priežastys sąlygoje, tarkim, ten ūmes būklės, dar kažką, ir kaip tas rišasi su ultragarsu. Ir ultragarso didžiausia patirtis šiaip mano asmeninė, tai yra visiškai neurgentinės galbūt situacijos, bet tai, ką darom kiekvieną dieną, tai yra ultragarso kontrolėje atliekamos biopsijos, abscesų drenažai, tulžies takų drenažai ir dar kažkur, iš kur susikaupia, tarkim, ta mokėjimas, ne, naudotis ultragarsu, bet po to, sakau, daugėjant aparatų ir prieinamumą iš tiesų pamatai, kad ypač reanimacijos iš principo, tikrai nėra prasmės net konsultuoti ligonio dabar, jeigu tu neturi po ranka ultragarso. Tai tas panaudojimas tikrai labai plečiasi. Tai dabar link konkrečios tada dalies, keliais žodžiais pašnekėsim apie ultragarso fiziką ir diagnostiką, ta prasme, aparatą tą patį, dėl to, kad, tam, kad suprast, kaip veikia, ką mes matom, kodėl kartais kažką matom, kodėl nematom, ir tada tą mažiuką gabaliuką konkretų klinikinį aptarsim. Tai tikslai tiesiog paprasti išmokti naudotis aparatu, suprast, ką matom, suprast, kodėl kažko nematom, kada tikimės pamatyti, ne? Tai ultragarsas, žinot, iš principo yra mechaninė banga. Visos savybės yra tokios kaip garso. Ir visi galioja fizikos dėsniai, kurie yra įprastam garsui, mūsų girdimam tam diapazone taikomi. Ir pliusas didžiulis pacientui, daktarui, kuris naudojasi, kad nėra jokios apšvitos, saugus, mes galim bet kada kartuot, galim vaikui, galim nėščiai atlikti, aparatai iš principo darosi vis mobilesni, mes galim padaryti tą pacientui pačioj saugiausiai aplinkoje. Tai jeigu reikia, galim reanimacijai, priėmimo kambario šoko kambaryje, ne ten, kur geriausios sąlygos monitoruoti pacientą ir panašiai. Tai va čia yra didžiulis privalumas. Dabar kuom skiriasi šitos dvi bangos, kaip jums atrodo? Kurias matot, viršutinė ir apatinė. Dažnis. Labai svarbi charakteristika. Iš tiesų, būtent dažnis ir matuojamas yra hercais. Ne? Kuom dabar skiriasi ta vidurinė nuo apatinės? Amplitudė, aukščio, ne? Antra svarbi charakteristika, kurią mums irgi svarbu kartais žinot, dėl to, kad nulemia tam tikrus dalykus. Ne? Tai žiūrėkit, kuo didesnio dažnio bus daviklis naudojamas, tuo mes turėsim didesnį skvarbos gylį. Ne? Kuo tai ta prasme nulemia tiksliau dažnį skvarbos gylį, bus atvirkščiai ir amplitudė nulemia stiprumą tą matomą signalą. Tai pašnekėsim, kaip tas turi įtakos. Tai mažas dažnis iš tiesų, tos retos bangos, jos pasižymi didelę skvarbą, jos nukeliauja toliau, mes galim pamatyti giliau, dėl to abdominaliniai davikliai iš principo yra būtent mažesnio dažnio, dėl to, kad struktūros neretai, ypač jeigu mes norim pamatyti ten stambes kraujagyslės kažkokias,
kaip aorta, vena kava ar panašiai gali būti ten ir 10, ir 12, ir 15 cm gylyje, tai mums reikės tokio daviklio. Tačiau kas yra? Tas mažo dažnio bangos, jos neduoda mums tokio detalaus, tokio kokybiško vaizdo. Todėl ypač paviršinės, smulkios kažkokios kraujagyslės, nervų pluoštai gali būti prastai matomi. Didelio dažnio davikliai atvirkščiai yra maža skvarba, tačiau labai geras detalus vaizdas, aiškius matomos struktūros. Todėl būtent didelio dažnio davikliai naudojami tada, kai mums reikia nervų blokadas daryti, punktuoti kraujagyslės, kaip, pavyzdžiui, centrinės venos kažkokios funkcijas daryti ir panašiai. Tai vat, iš praktinių dalykų tą irgi mums reikės žinoti. Tačiau vėl, daug yra mokslo, fizikos, dirba tą linkme, kad pagerint tą vaizdą, yra dabar kombinuoti davikliai, tas diapazonas labai plečiasi, standartiniai anksčiau buvę davikliai vis didesnio to diapazono tampa ir visą laiką dirba kompiuterinė ta visa technologija, kad mes net ir tos giliau esančias struktūras matytume kokybiškiau ir geriau ir dėl to galbūt mums net nereikia sukti per daug galvos. Iš praktinių dalykų, ką mums svarbu bus, tai pasirinkti reikiamą daviklį. Tai kaip matot, iš principo yra 2-3 grupės. Tai yra lenkti davikliai ir pirmas numeris. Tai ir dažniausiai tai bus mažo dažnio daviklis. Tai yra standartinis pilvinis daviklis. Tai reiškia nedidelio dažnio, tinkamas giliau esančiam struktūram apžiūrėti. Antras yra linijinis daviklis. Tai jisai dažniausiai būna jau didelio dažnio, dažniausiai yra skirtas paviršiniam struktūrom apžiūrėti ir intervencijom atlikti. Ir yra linijinis arba ten multi-arėjinis toksai vadinamas daviklis, tas kur trečias matot, irgi iš principo tai yra tiesus daviklis. Kardiologijoje tie, kas buvo, esat matę, dažniausiai visos transtoracalinės kardioechoskopijos būtent atliekamas tokiu specialiu davikliu. Jo diapazonas gan platus būna, keletos skirtingo dažnio bangų generuoja pastoviai ir kompiuteris analizuodamas gauna užtat ir giliau esančių struktūrų pakankamai detalų vaizdą. Ir neretai, jeigu, pavyzdžiui, užsienį teks būti praktikoje kažkur dar ką, priėmimo, tarkim, skyriuose ten, kur reikia kombinuoto ištyrimo pacientų. Bet šitas daviklis būna ten prie ultragarso aparato, kadangi juo mes iš principo galim ir krūtinę pažiūrėti, jeigu reikia labai greit pažiūrėti, mes galim ir pilvą pasižiūrėti, pakankamai universalus. Nėra galbūt pilvo struktūra žiūrint kokybė idealiai gera, bet tinkama tam. Tai pasirinkti tinkamą daviklį irgi iš tiesų pakankamai svarbu. Dabar kaip tas vaizdas atsiranda, tiesiog, kad vėl bazę kažkokią turėtume. Tai vadinamas piezoelektrinis efektas. Tai yra, kad kristalai, suspaudžiant, generuoja tam tikrą elektros krūvį o paveikus juos elektrą, jie irgi ten plečiasi, sukelia virpesius, elektromechaninius. Tai tas pasikeitimas, būtent daviklis iš principo kažkur apie 1% laiko nuo iki kelių procentų generuoja tos mechaninės bangas, likusią laiko dalį tas pats daviklis, jisai grįžtančias bangas sukeria, o po to jau kompas viską verčia į mums priimtiną kažkokį tai vaizdą. Ir dažniausiai mes matysim iš principo, ką tai matysim, čia norėjau parodyti šitą vaizdą, 2D vadinamą tą vaizdą. Tai mes matysim skerspjūvius kažkokius anatominius. Tai kad mums tas yra priimtina, ypatingai, kadangi nuo studijų pradžios mes mokomės kažkokią topografinę anatomiją, įsivaizduojam, kaip organai vienas šalia kito turėtų gulėti, kurioje vietoje, tarkim, jie panašiai lokalizuojasi, koks jų tarpusavio santykis yra. Ir dažniausiai tas vaizdas mums yra pakankamai lengvai atpažįstamas. Tai tarkim, net ir čia, pavyzdžiui, šitoj nuotraukai, ką jūs matot, jau galite dabar pasakyti, ar ne? Dvi struktūros. Jo, kepenis, čia yra viršui, inksto
išilginis toksai dalinis pjūvis apačioje. Čia matom paodį, riebalinius, raumenų, gali būti kažkoks tai nervų, kraujagyslių plokštelės. Vėlgi, iš statinio vaizdo kartais sunkiau būna atpažinti, bet paprastai gan lengvai interpretuojamas tas vaizdas yra, kurį mes gaunam. Tai čia tam mums svarbiausia. Žinot, dabar kas dar svarbu iš tos fizikos yra? Žinot, kam yra, kas yra pralaidus ultragarsui, kas ne. Tai vat, iš paprastų dalykų oras visada mums bus didžiulis trukdis. Tai oras turime omeny, kad jeigu mes turim prastą kontaktą su pacientu, jeigu mes sausų daviklių žiūrim, tai dažnai labai bus prasta apžiūros kokybė, mes nepamatysim to, ko tikimės. Tai visada pasižiūrėti, ar tikrai ant daviklio yra gelio, ar tikrai geras yra kontaktas su pacientu, galbūt kartais net ir šiek tiek stipriau paspausti reikia, kad tikrai mes vizualizuotume tą, ką matom. Ir, aišku, visi tuščiaviduriai organai. Labai dažnai bus problema, jeigu virš tos vietos, kurią mes norim apžiūrėti, guli žarna, ar tai plonoji, ar storžarnė, ir mūsų tie banga, ta išsisklaido, jinai atspindima yra ir mes matom tik tai šešėlį, mes nematom giliau esančių struktūrų. Kas dar mums pravers, tai kad kaulinės struktūros irgi praktiškai visada beveik atspindi visas tas bangas. Tai mes matysim irgi tipišką vaizdą, kur matysim labai ryškų kažkokį kontūrą ir žemiau to kontūro mes matysim tik tai juodą šešėlį. Tai žinosim, kad tai yra arba kaulas, arba konkrementas kažkoksai, padeda irgi mums susiorientuoti. Ir kitas labai svarbus tokia žinia, tai yra, kad skysčiai, kraujas labai gerai pralaidus yra ultragarsui. Ir čia to grįžtančio signalo labai nedaug yra. Ir mes dažniausiai matysim visiškai juodą kažkokį tai arba tamsiai pilką tą vaizdą. Ir dėl to angliškai net yra toksai, kad pasakymas, kad yra juoda tai yra blogis, juoda tai yra kraujas. Ne? Tai čia šiuo atveju labai dažnai, kai mes kalbėsim apie urgentinės tas situacijas, šiandien kalbant konkrečiai apie traumą patyrusių pacientą, mes būtent ieškosim tų netinkamai vietoj esančio juodo to rašalo vadinamo. Tai yra išsiliejusio skysčio, išsiliejusio kraujo kažkur ten, kur jo neturėtų būti. Tai kaip tą darysim, truputėlį pašnekėsim. Dabar, kad susišnekėtume ir matytume tuos pačius dalykus, tai tiesiog primenu dabar. Tai atspindėti tos bangos dažniausiai duos baltą, kažkokį vaizdą. Tai va čia oro kažkokie burbulai, riebalai kartais būna šviesus, vadinamas hiperechogeniškas kažkoks, tankis. Kaulas arba konkrementas, kaip atrodo. Būna kontūras, iki kur atkeliauja ir atspindimas aiškiai matomas, ryškus, žemiau nepraleidžia iš viso mechaninės tos bangos, matom šešėlį sukuria. Ir kur ten, kur yra skysčiai, raumenis, daug vandens turintis, tarkim, struktūros, kad ir tos pačios kepenys, parenchiminiai organai, bužnis, dažnai bus hipoechogeniški. Tai yra tamsus šešėliai. Ir va būtent iš tų šešėlių mes ir dėliojam tą atpažįstamą kažkokį vaizdą, apie kurį šnekėjom. Inkstas, kepenys su kraujagyslėm, su tulžies latakais, širdis su savo kamerom. Tai čia va irgi vėl fibrozinės struktūros, turinčios daug jungiamojo audinio, jos irgi ryškios, šviečiančios būna, atspindi gerai signalą. Tai užtat pertvaros visos, vožtuvai, diafragma, dažnai bus irgi labai aiškiai matomos baltos ryškios struktūros. Iš praktinių dalykų dabar, ką dar mums svarbu žinoti? Tai, kad tai, ką mes matom, tai yra tik tai daviklio, iš principo tokiam skerspjūviui kažkokiam sukuriamam. Tai labai priklausys nuo to, ką mes matom, nuo to, kaip mes padedam daviklį ir užtat praktiškai visa skubi echoskopija, ta urgentinių būklių echoskopija. Tai yra ne tiek tos patologijos kažkoks detalus žinojimas ar dar ką, bet tai yra aiškus mokslas, aiški strategija, kaip kurioje vietoje padėti daviklį. Ir šiandien mes iš principo mokinsimės, ką tai yra tinkamoj pozicijoje išsivesti standartinį vaizdą, kurį mes galime interpretuoti. Dėl to, kad, kaip matot, čia yra vos kelių milimetrų skerspjūvis ir jeigu mes pasuksim ten žemyn ar aukštyn, pasuksim vieną ar kitą kryptim, mūsų matomas tas vaizdas gali labai keistis.
taip kaip ir čia, mes galim obuolį skerspjūvį matyti, žvaigždę, ne čia su kažkokiam, jeigu tarkim čia paimsim išilginį pjūvį, visiškai kitoks, kaip širdelė, šerdis centrinė dalis atrodys. Tai tas vat irgi svarbu, interpretuojant informaciją, pamatyti aiškiai rekomenduojama išsivesti standartinį vaizdą. Ir daug kur, pavyzdžiui, Amerikoje, to netgi yra mokomi visai pagalbinis personalas, ne, techniniai darbuotojai. Jie tiesiog apmokomi neinterpretuoti faktus, bet tiesiog padaryti echoskopiją, išsivesti standartinį vaizdą ir rašyti filmuką. O po to sėdi daktaras, kuris net nemato paciento, jisai žiūri tą filmuką ir jis aprašo, kokie pakitimai matomi, ar tai širdį, ar tai pilve, ar panašiai. Dėl to būtent šiandien visas fokusas mūsų yra to workshopo bus į rankų darbą, į standartinių šitų vaizdų pamatymą, apie ką mes šnekėsim. Ir kaip ir sakiau, bus tas žaidimas šešėlių. Jau dabar iš to, ką šnekėjom, turbūt galit pasakyti, ką mes čia matom. Kur tas konkrementas gal? Matom taip, kepenų kraštas, kraujingas organas, parenchiminis kepenis, skysčių užpildyta tulžies pūslė, konkrementas turintis kalcio, kur švyti viršutinė dalis, o kadangi visi atspindimi tie banga yra, nieks nekeliauja tolyn, mes matom, kad meta šešėlį. Toliau, ką dar tie artefaktai mums rodo? Kaip ir čia, pavyzdžiui, žiūrėkit. Čia yra stambi kraujagyslė, ir čia matot, tokie yra kaip kubeliai sudėlioti. Dalis jų atspindi šviesą ir toliau nepraleidžia, tarpas šviesus kažkoksai, reiškia, minkštas yra audinys organas, tai kas čia šito vieta yra? Stuburo slankstelėje, tai derinys tų šešėlių dažnai mums labai aiškiai informaciją parodo, koks yra santykis tarpusavy tų organų, kuriuos norime pamatyti. Kodėl tas yra svarbu? Dėl to, kad, pavyzdžiui, šičia matot, ultragarsinį vaizdą. Ir kartais ta pirma mintis, kur kas yra, yra pakankamai sunku pasakyti. Ypatingai, jeigu ten yra kažkokia patologija. Ir kartais gali kilti klausimas, ar mes matom ten, tarkim, pseudocistą, kažkokią ribotą skysčių sankaupa, ar tai yra aortos aneurizma. Ir būtent tas santykis tarp skirtingų struktūrų mums ir parodo, kur kas yra. Kaip ir čia šiuo atveju, tarkim, mes matom stuburo slankstelio šešėlį, tas ryškus, žemyn ultragarsas nepraleidžia ir ant jo mes matom ribotą kažkokią apvalų darinį. Čia šiuo atveju mes galim būti tikri, kad tai greičiausiai yra kraujagyslė, kad tai aorta, yra dėl to, kad santykis yra tipiška vieta. Guli tiesiai ant stuburo, išilgai jo, aišku, mes galim įsijungti papildomus režimus, pasižiūrėti, ar ten yra tėkmė, tą irgi galbūt mokantis galima pasižiūrėti. Ir paskutinė tiesiog dalelė apie valdymą praktinę. Dėl to, kad dažnai, ypač iš tų patyrusių senų echoskopuotojų, išgirsti tokį, ne tai, kad yra nuostata, pavadinkim, dar likusi, kad, žinot, ultragarso aparatą, tai čia reikia mokytis labai valdyti, tai yra sudėtingas, žmonės radiologai mokosi galbūt kelis metus, o ką jūs čia dabar kitų specialybių žmonės, ar tai anesteziologai, ar ten reanimatologai, chirurgai, ortopedai, norit dabar čia irgi daryti echoskopiją, nesąmonė kažkokia, Bet iš principo, taip yra. Mūsų tikslas yra dažniausiai neieškoti kažkokių detalių pakitimų arba kai mes iš vis nežinom nieko. Tai yra paprasčiausiai taip, kaip mes naudojame savo rankom, fonendoskopu prie paciento, mes klinikinį tą vaizdą kažkokią, išmatuojamus duomenis, derinam su tuo, ką mes čiuopiam, su tuo, ką mes girdim. Tai čia lygiai tas pats yra su ultragarsu, mes jį naudojam kaip pagalbinę priemonę. Ir kaip taisyklė, visi neradiologai nespecialistai kažkokie, mes turim aišku tikslą, aišku protokolą ir dažniausiai tai yra skubios kažkokios situacijos, kurias mums reikia išspręsti, kai mes pritaikom šitas žinias. Ir tokiu atveju valdymas aparato labai supaprastėja, nes mums reikia galbūt 3-4 mygtukų maksimum, kad mes tą rezultatą efektyviai pasiektume. Tai kokiu mums tų mygtukų reikia? Pirmiausia, reikia pačio daviklį pasižiūrėti, pasimokysit irgi, pažiūrėsim. Pirmas dalykas, kai uždėsim daviklį, mums reikia įsitikinti, kad
daviklio žymeklis, va ta žymuo, sutampa su tuo, ką mes matome ekrane. Tai yra, kad mes nematytume kažkokio apversto vaizdo, o matytume būtent, kad gulinčio paciento tie organai, jų kryptis sutampa su tuo vaizdu, ką mes matome ekrane. Nes tada jau mes žinosim, į kurią pusę stum daviklį, kaip jį pasukti, kad išsivestume tą standartinį vaizdą. Tai nuo to pradėsim. Kitas praktinis dalykas, ko nepamiršau. Daviklis yra viena brangiausių dalių viso aparato. Negali, bet ir kainuoja realiai daviklis 15, 20, 25 tūkstančius litų. Ne? Tai reiškia, kad dabar šito workshopo metu vienas kitam neperdavinėt daviklio, jo abiau, kai jisai bus su geliu suteptas, slidus, gali būti ir panašiai. Ne? Kiekvienas, kuris pasižiūrėjot, padedat daviklį jam skirtą vietą, pakabinat, tas, kuris sekantis žmogus eis žiūrėti tą pacientą, jisai pasiims ir pats pasižiūrės. Ne? Nes, kaip ir sakiau, tos kameros, kurios generuoja tą mechaninę bangą ir dar, jos yra iš tiesų pakankamai jautrios smūgiai. Ir vieną kartą nukritęs daviklis gali būti visiškai nebetinkamas naudojimui, mes nebematysim jokio vaizdo. Tai, ta prasme, gerbkit jo abiau, kad čia žmonės irgi. Kompanija suteikė tą aparatą mums, kad mes galėtume mokytis ir dar, kad tai būtų nelabai smagu gražinti jiems neveikiantį tą daviklį. Toliau, kiek įmanoma venkit chaotiško kažkokio maskatavimuose, ne? Kai mokysitės. Toksai pradžioj labai norisi ten visur brūžinti, bet kaip neršt ir viskas. Tai aptarsim tas vietas iš tiesų, kur reikia užsidėti daviklį ir po to iš tiesų paaiškėja, kad mums reikia tiesiog jį pritaikyti, kad mes pamatytume. Taip, kartais reikia stumtelėti kažkiek į viršų, dar kažką, bet yra ir paprasti judesiai. Yra daviklis, kaip tarkim, tiesiog užtenka mums jį į vieną ar kitą šoną pasukti, ne? Ir iš karto mūsų žiūros kampas, nes, įsivaizduokit, kad jūs žiūrit su kamera, ne? Čia filmuojat. Tai lygiai tas pats. Ten, kur mes nukreipiam, tai iš ten mes gaunam vaizdą, ne? Tai kartais į šonus reiks pakreipti uždėjus, kartais paversti aukštyn žemyn tam, kad mes išsivestume vaizdą, kartais pasukti, kad tinkama ašis būtų organų, kad, tarkim, pataikyti tarp šonkaulių elementariai, kad irgi matytume kokybiškesnį vaizdą. Tai tas irgi atkeliaus su truputėlį patirtim, bet neskubėkit iš karto didelių kažkokių judesių daryti, pamatysit, kad kartais nedidelė kažkokia adaptacija padeda gerokai pagerinti tą rezultatą. Toliau, kokių mygtukų mums reikės, tai paprastas čia vienas mygtukas yra įjungimas, išjungimas aparato. Visais atvejais reikės. Ir iš principo, ko mums dar reikės, tai reikės mokėti pasireguliuoti gylį. Dėl to, kad vertinsim net ir šito paprasto traumos protokolo metu skirtingai jam gylį esančios struktūros. Pavyzdžiui, pleura bus galbūt ten vos porą centimetrų gylyje nuo paviršiaus, nuo odos. Tuo tarpu, kai mums reikės pamatyti inkstą, tai galbūt tas gylis ten ant jūsų, nemanau, kad viršis ten 12 cm, bet jeigu stambus žmogus, nutukęs, ko irgi Lietuvoje daugėja, gali mums reikėti ir 15 cm ir daugiau kartais, 18. Tai reiškia, pasikoreguoti viską reikės, kad mes tinkamojam vietoj pamatytume, ką turim. Ir pamatysit, kiekvienas žmogus iš tiesų visgi turi skirtingą tą audinių tankį, kiekvienas iš mūsų netgi akis irgi įpratę yra skirtingai atskirti tuos atspalvius juodos, pilkos, baltos ir panašiai. Tai signalo stiprumas arba tas vaizdo ryškumas bus kitas mygtukas, kurį mums reikės pasireguliuoti tam, kad mums asmeniškai tas vaizdas būtų patogiausias interpretuoti. Galėtume mes atskirti, kur ten kas yra. Tai iš principo 3 mygtukai, kuriuos reikia žinot. Ir nieko mes čia nematuosim, apskritai matavimų vengti reikia, kur tik įmanoma. Ką dar galbūt naudosim, šitam tai galėsim pabandyti M režimą išsivest. Tai M režimas tai yra vienam taške matomas vaizdas, kuris lenka, vienoje linijai. Tai skirtingai nuo šito vaizdo, kurį mums lengva atpažinti yra, pavyzdžiui, pasakyti, ką mes matom šičia, gali būti pakankamai sunku, ne? Tai iš principo, ką rodo? Tai kaip vienoje linijoje esantis taškai keičiasi tarpusavy jų santykis. Užtat M režimas, kur naudojamas? Kardiologijoje dažnai, ne?
ten, kur reikia išmatuoti atstumus. Tai dėl to, kad, pavyzdžiui, čia mes matom kaip, tarkim, senelės, ne, širdies arba ten vožtuvai tarpusavį. Mes matom, kaip keičiasi širdies ciklo metu atstumas tarp jų. Mes galim išmatuoti tą atstumą ir ten tuos visus išvestinius dydžius. Kam čia M režimą šiandien galėsim pabandyti pamatuoti, tai pamatyti pleuros lapelio judesiui. Gali irgi mums būti pravartu. Ir iš principo tai yra viskas, ką manau šiai dienai šitam trumpam įžangai verta žinoti apie fiziką. Ar yra dar kažkokių nors klausimų iš fizikinės tos dalies? Ne į viską jaučiu galėsiu gal atsakyti, bet į didžiąją dalį galbūt. Nors manau, kad kai pradėsim žaisti, kai pradėsim daryti, tai va čia ir galėsim aptarti tiek ten tuos fenomenus, ką matom, ko nematom, papildomai mygtukus išsiaiškinsim. Tai čia gal verta tiesiog keliauti prie klinikinės tos dalies visos. Gerai, tai dabar pašnekėsim apie vieną aiškų protokolą. Jeigu ateityje žiūrėsit, ieškosit medžiagos, nes, pavyzdžiui, YouTube'as pilnas filmukų prifilmuota, tikrai verta peržiūrėti keletą pacientų ištyrimų tam, kad jūs pamatytumėt patologiją, po to pamatytumėt, kaip greit prasisuka tas paciento ištyrimas, kad užtenka galbūt 2-3 minučių tam, kad mes pacientą apžiūrėtume, žinotume priežastis, kodėl ta būklė yra bloga. Tai kokio protokolo reikia ieškoti, tai yra Extended Fast arba eFast, ne, angliškai. Tai yra Extended Focused Assessment of Trauma Patient with Sonography ar panašiai. Kažkaip tai. Arba lietuviškai skubus išplėstinis ultragarsinis traumą patyrusio paciento tyrimas ultragarsinis. Gerai, tai dabar pašnekėsim, kas sudaro tą eFast protokolą, kokia tyrimo nauda yra, teorinė dalis, kaip atlikti, tam, kad mes galėtume, bent jau žinotume preliminariai seką ir žinotume taškus, kur reikia užsidėti daviklį ir ką mes ten turim pamatyti. Pašnekėsim, kokie yra svarbiausi anatominiai orientyrai, kokie simptomai arba tokie požymiai, kad viskas yra gerai arba kažkas tai yra blogai. Tai kada tas tikrai pravers? Tada, kai dažnai mes turim labai trumpą laiką priimti klinikiniam sprendimam, tada, kai mes negalim dažnai gauti tiesiogiai informacijos iš paties paciento, ne, apie tai, kas su juo vyksta. Gali būti atvežtas su galvos trauma, intubuotas, ventiliuojamas pacientas, nesąmoningas. Žinom tik tai, kad nestabilus gyvybiniai rodikliai, kad tai yra kažkokia didelės energijos trauma, kaip ir čia šitas, ne, pacientas. Akivaizdžiai matot, kad vairuotojas greičiausiai bus nukentėjęs autotransporto avarijos metu. Ir mums reikia nuspręsti, ar dabar su juo važiuoti į kompiuterį, ar su juo važiuoti į operacinę. Jeigu operuoti, tai ką, ar mes operuosim krūtinę, ar operuosim pilvą, ar galbūt yra kažkokia kita dar priežastis. Tai čia šiuo atveju tas protokolas padeda daug dalykų sudėlioti greitai į vietas ir priimti reikiamus sprendimus. Iš principo, dar kartą akcentuoju, tai nėra rutininis kažkoks tyrimas, tai nėra detalių kažkokių pakitimų paieška, plyšimų paieška organų ar ten dar kažko. Tai yra tikslas diagnozuoti gyvybei grėsmingus sužalojimus ir juos pagydyti, kiek įmanoma greičiau. Dėl to, iš principo, nuo 1997 metų, kai šitas tyrimas yra įtrauktas Amerikoje į Amerikos chirurgų kolegijos rekomenduojamą specializuotos pagalbos algoritmą traumos atveju, nuo 2001 metų yra privalomas visiems JAV dirbantiems gydytojams, kurie konsultuoja pacientus priėmimo skyriui, tiek skubios pagalbos specialistai, tiek chirurgai, traumatologai, vidaus ligų gydytojai turi mokėti padaryti tą protokolą. Ir dabar vis daugiau atsiranda iš tiesų publikacijų, kad jau mobiliu aparatu daromas įvykio vietoje greitosios pagalbos, paramedikų arba gydytojų ultragarsinis tyrimas irgi pagerina išeitis pacientų gydymą dėl to, kad anksčiau diagnozuojamos gyvybei grėsmingos situacijos, kurios anksčiau galbūt nebūdavo taip akivaizdžiai pastebimos. Ar yra kažkokia nauda?
Tai nebejotinai galima išvardinti keletą privalumų, kad tai yra tikslus tyrimas, iš tiesų pamatysit 90 virš procentų atveju net ir žmogus, kuris yra padaręs minimalų skaičių ten, keliasdešimt tų tyrimų prieš tai, gali labai tiksliai pasakyti, ar yra patologija ar ne. Greitis atlikimo labai svarbu yra, kad jis yra neinvazinis tyrimas, nereikia jokio kontrasto leisti pacientui, nereikia kažkokių tai kraujagyslių punktuoti mums ar panašiai. Pakartojamumas to tyrimo labai didelė vertė yra, kad mes galim atsivežti prie lovos, pacientas traumą patyrė prieš 20 minučių, neatvežtas greitosios, mes nieko nematom, po 20 minučių dar jo būklė negerėja arba pablogėjo, mes pakartojam tą tyrimą, jau matom, kad tarkim atsirado pilve kraujo arba ten pleuroje, pneumotoraksas ir panašiai. Tai netgi vertė išauga kartuojant tą tyrimą. Saugioje aplinkoje galim, ką ir akcentavau, padaryti prie paciento lovos. Tai ten, kur įvyko viskas, ten, kur mums patogiausia monitoruoti tą pacientą, ten mes ir netransportuodami paciento galim padaryti tą tyrimą. Ir nėra apšvitos, vėl saugumas pacientui, tyriančiam žmogui, aplinkiniams šalia esančiams, didelis privalumas. Dabar visada mes, aišku, norim tų įrodymų, bet tik tai bėda dažnai yra, kad jie apkrauna mūsų labai smegenis, tai tam, kad sutrumpint, tiesiog labai aiškiai pasakau. Beveik 100% yra tikimybė, kad diagnozuosit kliniškai reikšmingą kiekį kraujo arba laisvo skysčio pilvaplėvės ertmėj. Beveik 100% diagnozuosit pneumotoraksą, kuris yra kliniškai reikšmingas, kuris sukelia kvėpavimo nepakankamumą, kurį reikia jums skubiai spręsti, ar tai atliekant funkciją pradžiai, arba nedelsant atliekant krūtinės ląstos drenažą. Ir laikas, kaip šnekėjom, 2-4 minutės mes galim surinkti reikiamą informaciją, tas yra svarbu. Kas dar yra svarbu, kiekvienam konkrečiam pacientui padeda priimti sprendimą, ką su juo daryti labai greit. O tas yra svarbu, kai turim tokį sunkiai sužalotą pacientą. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu mes turim teigiamą fastą, turim šokinį pacientą, iš principo aišku, kad tas pacientas turi keliauti į operacinę. Ne? Jeigu teigiamas fastas yra, įtariam sužalojimą pilvaplėvėje esančių organų, tačiau būklė stabili, mes dažnai aiškiai priimsim sprendimą, kad mes galim patikslinti, kokie tie sužalojimai, kad žinotume, ką toliau rinktis. Ar ten tikrai reikės chirurgijos, galiausiai galim ten papildomai galvos padaryti kažkokią kompiuterinę tomografiją, jeigu įtariam galvos traumą sunkią, kuri gali būti irgi sąlygoja tą būklę ir panašiai. Tiems pacientams, kuriems nėra jokių patologinių pakitimų ir kurių būklė stabili, iš principo aišku, kad mums nereikia skubėti galbūt su jokių gydymų, užteks sekimo, monitoravimo, galbūt net ten kažkokio ambulatorinio stebėjimo ar ten pervežimo į žemesnio lygio ligoninę ar panašiai. Ir nedidelė pacientų dalis bus tikrai, kur bus problematiški padarius fastą ir dėl to medicina ir išlieka menas turbūt, nepaisant visų šitų technologijų. Tai kad turėsim pacientų, kur turėsim neigiamą fastą ir turėsim šoko reiškinius, nestabilią būklę ir čia bus ta vieta, kur reiks nuspręsti. Stebėsim, tirsim kažkokiom papildomom priemonėm, kaip mes tą gydysim ir panašiai. Bet didžiai daliai pacientų bus aiškus kažkokie sprendimai iš karto. Ir dėl klinikinių sprendimų, vėlgi aišku, kad jeigu yra šokas, jeigu yra teigiamas fastas, pilvinė vata dalis, arba ten pamatysit širdies kažkokį sužalojimą, tai nustatom, tai iš principo, kalbant apie sprendimą dėl chirurginės operacijos, praktiškai 100% irgi paremia mūsų tą sprendimą ir labai tikslus yra tyrimas. Tai šitoje vietoje daug lengviau apsispręs, žinant tos faktus, kad reikia keliauti į operacinę su nestabiliu pacientu, kurią mes matom skystį pilve. Nes tikimybė apsirikti, iš principo, kaip matote, ten apie 1% yra. Tai ką dabar mes vertinam? Iš principo šitas tyrimas skirtas yra, išskyrus tą E dalį, kuri yra atsiradus vos prieš keletą metų, nustatyti kraujui ten, kur jo net nėra, iš kraujo išsiliejimui. Kraujo išsiliejimui į perikardo ertmę, nustatyti perikardo tamponadą arba nustatyti kraujavimą į pilvaplėvės ertmę. O E raidelė
tai yra tik tai pneumotorakso kliniškai reikšmingo patvirtinimui. Tai kaip tas atrodo kraujas, tai kaip ir šnekėjom bus. Juodas rašalas išsiliejęs ne vietoje, ne? Tai to mes ieškosim. Dabar kas vertinama iš principo? Kaip ta vertinimo seka vyksta? Tai ką mes darom? Mes įvertinam gyvybinius prioritetus, ne? Tai kas pas mus aukščiausio prioriteto yra? Kaip įsivaizduojat? Pagal tą ABCD seka, kas yra A raidė pas mus? Taip, kvėpavimo takai, po to ventiliacija, ne? Dėl to, kad jeigu mes neturėsim patekimo degonės, oro nepateksi, nepaisant geros širdies būklės, nepaisant to, kad mes turim cirkuliuojantį kraują, vis tiek įvyks mirtis, ne, kažkada. Tai kvėpavimo takų ultragarsų čia šiuo atveju mes nevertinam, bet ventiliaciją vertinam, ieškodami pneumotorakso. Ir iš tiesų, būtent pradėsim visada nuo krūtinės ląstos vertinimo, bet čia yra ir C raidelės, yra kraujotakos, ne, šiek tiek elementas, dėl to, kad mes galim pamatyti ir masyvų hemotoraksą, kuris galbūt irgi nulėmė šoko kažkokius reiškinius. Toliau nebejotinai keliaujam prie C problemos ir čia kas yra, gal žinot, koks šis dainininkas? Morisonas. Tai Morisonas čia atsirado dėl to, kad žiūrėsim Morisono kišenę. Tai yra tarpas tarp inksto ir kepenų dešiniai pusėje, nes tai yra viena iš tų vietų, kur anksti atsiranda matomas lengvai vizualizuojamas skystis laisvas, šiuo atveju kraujas pilvaplėvės ertmėje. Ir galiausiai vertinsim širdies tamponados požymius. Irgi yra jie ar nėra. Tai va tokia grubiai seka ir tokia motyvacija, kodėl tokią seką turim. Kaip tą darom? Vertinsim iš principo krūtinės ląstą priekiniai sienoj, viduriniai raktikulio linijai, tuo pačiu abdominaliniu davikliu darysim, kad mums nereikėtų kaitolio daviklio. Ir žiūrėsim pleuros sinusą. Kaip tą daryti, dar tiesiog, kai darysim, patys ir pašnekėsim. Kokius fenomenus turim pamatyti, arba apie ką mes šnekėsim, vertindami, tai bus, turėsim gyvatėlę pamatyti ir turėsim meteorus tokius, ne, kometas pamatyti. Tai jeigu gyvatėlę ir kometas matom, žinosim, kad su pacientu viskas gerai. Jeigu nematom, tai čia gali būti ir bėda. Tai pašnekėsim, tiesiog nepašnekėsim, žiūrėsim viens ant kito ir ieškosim, kurioje vietoje čia tos gyvatėlės, kurioje vietoje tos kometos. Nes gyvatėlė tai bus pats judesys pleuros lapelių trinties, kur matysit, o kometos tai yra tokie artefaktai, vadinamos B linijos, kurios dažnai atsiranda dėl to, kad šiek tiek būna skysčio alveolėse ir jisai duodavo tokius artefaktus, kaip judantis tokie objektai, kur nusitęsia uodegos žemyn per tarpšonkulinį tarpą. Tai šitie toliau, kaip ir sakiau, vertinant C, pradedam nuo Morisono kišenės, tai dešinė juosmens sritis, dešinys pašonkaulis. Iš standartinis vaizdas, kurį mes turėsim pamatyti, tai diafragma, sinusas dešinės pleuros, kepenis, inkstas. Ir va čia būtent yra Morisono ta kišenė, tai yra duplikatūra pilvaplėvės lapelio, kuri dengia apatinį kepenų kraštą ir pereina ant inksto. Tai čia anksti atsiranda skysčio. Čia šiuo atveju nėra, ne? Ir toliau kraujotaka, tai vėl čia automatiškai tiesiog pereinam, žiūrim toliau tą vertindami sinusą, detaliau apžiūrim inkstą, kad visą pamatytume kepenų kraštą, pamatytume tą vietą, kur susikaupia kraujas, ne, dešinė pusė. Toliau kairys pašonkulinis tarpas. Turėsim išsivesti irgi standartinį vaizdą, kad matytume diafragmą. Turim pamatyti iš principo visą blužnį ir turim pamatyti kairį inkstą, vienam pjūvį. Tik tai čia išimtis yra ta, kad dažnai nepamatysim kraujo tam tarpe tarp inksto ir blužnies. Dažnai kraujas kairiai pusėje susikaupia visgi aplink visą blužnies išorinę tą kontūrą. Dėl to labai svarbu, kai blužnę apžiūrinėjat, tikrai pamatyti ją visą. Aiškiai turit išsivesti tokį vaizdą, kad vienam paveikslėlį matot ją visą. Dėl to, kad čia greičiausiai būna, saugus ta pilvaplėvės lapeliai, neatsiskiria taip gerai blužnis, kaip tarkim kepenis nuo inksto.
Ir čia kraujo gali nebūti, o jisai bus susikaupęs jau šalia diafragmos, ties viršutiniu poliumu arba tiesiog ties išoriniu kraštu glužnies. Gale darbelių ten tų pasižiūrėsim tiesiog filmukus, aš kelis parodysiu, kur yra patologija, pamatysit, ant kiek lengva pamatyti, kai yra nenormalu. Ir tada kita vieta, ką turim pažiūrėti, tai mažasis dubuo. Prisimint, kad anatomiškai vyrai nuo moterų šiek tiek skiriasi, dėl to ir vaizdas gali skirtis, ne? Tai vyriškam dubenį dažnai sakom, kad matysit kažkokį peteliškės durgelio vaizdą. Gan būna atkampuota tokia stačiakampė šlapimo puslė ir tą kūną tai realiai sudaro prostatą, tikrai aiškiai dažnai matoma, ir tiesiosios žarnos metamas šešėlis, ne? Ta vatašė. Tai reiškia, kad turėsim pažiūrėti labai tiesiog žemyn į pačią dubens apačią. Įsitikint, kad matom visą tas, kas priklauso. Šita seka šlapimo puslė, prostata ir rektumo šešėlis, tiesiosios žarnos šešėlis. Moterims dažniausiai šlapimo puslė matysim aiškių vėlgi kontūrų, bet jinai būna apvalesnė, ovalo formos. Gali būti virš šlapimo puslės arba po šlapimo puslė matomas gimdos kontūras, ne? Čia matot apvalus, ne? Ir žemiau dažniausiai vėlgi rektumo šešėlis. Tai dažnai mes sakom, kad tai senis besmegenis. Ar tai žemyn galva pastatytas, arba gali būti, kad tie dydžiai galvos ir kūno šiek tiek skiriasi. Didžiausias bet kuriuo atveju turėtų būti šlapimo puslė. Bet sakiau, ar gimda yra, ar anteversijo, ar retroversijo padėty, gali būti, kad nenustebkit, kai kuriais atvejais pamatysit, pavyzdžiui, gimda virš šlapimo puslės. Nebūtinai visada tokia seka susikloja, kad matot šlapimo puslę, gimdą ir rektumą. Ir paskutinė vieta, ką turėsim pažiūrėti. Nesam kardiologai, nesam specialistai, bet mus labai domins paprastas dalykas. Yra ar nėra kraujo perikardo ertmėj, yra ar nėra tamponados požymiai. Tai čia svarbu bus pamatyti kairį kepenų kraštą ir gulinčią širdį ant diafragmos. Čia tik tai nesusimaišyti svarbu. Matom čia šiuo atveju tarsi apverstą vaizdą, ne? Pažiūrėkit, ant diafragmos guli dešiniosios ertmės, ne, širdies, dešinys skilvelis, dešinys prieširdis, toliau nuo kepenų ir toliau nuo diafragmos matysim kairį skilvelį ir kairį prieširdį. Tai normoj, jeigu nėra tamponados požymio, turėtume matyti, kad kairė širdis yra visgi beveik 2 kartus didesnė negu dešinė. Taip normalu yra, ne? Turim matyti ką? Kad visos 4 ertmės sistolės metu, kai susitraukia širdis, iš principo turit aiškiai matyti, kad keliauja širdis į centrą. Visa tarsi jinai susigūžia, susitraukia, nesimakaluoja, nejuda, aiškiai juda. Dažnai, jeigu šokas yra, trūksta skysčio, pamatysit vadinamą hiperdinaminę širdį, kai labai dažnai susitraukinėja, matot, kad net sulimpa, subliūkšta senelės, nes neužsipildo širdis pilnai. Tas irgi duoda informacijos, kad galbūt mums reikia padidinti infuzoterapiją, užpildyti tą žmogų skysčių, kad mes turėtume pakankamą cirkuliuojančio kraujo kiekį. Ir jeigu būtų perikardės skysčio, dažniausiai pirmiausia, va čia kontūras juodas atsiras būtent šalia diafragmos ir vėliau nusitęs aplink viršūnę. Ir tada dažnai net pamatysit, kad širdis maskatuojasi, jinai tiesiog plaukia tam skysti. Nebesusitraukinėja jinai į centrą, bet jinai susitraukdama dar ir juda visas tas kontūras. Tai irgi toks tai svarbus požymis. Ir jeigu aiškiai tamponada yra, kartais net pamatysit, kad dešinys skilvelis dėl spaudimo išorinio, ne, ir prieširdis, jie net sulimpa visai, jie pilnai nebeužsipildo krauju. Ypatingai sistolės metu tas gali būti matoma. Tai vat, tokie dalykai, kas mums padeda. Ir kaip ir sakiau, svarbi žinia, kad per keletą minučių padarę tą tyrimą, mes galim nuspręsti, kur mes su tuo pacientu keliausim toliau, arba galbūt kažką čia pat vietoj padarysim. Tarkim, uždrenuosim pleurą, punktuosim perikardą, galbūt ultragarso kontroliai tam, kad galėtume persivežti tą pacientą į operacinę ar panašiai. Ir apibendrinant, iš principo, orientuojamės tik tai į grėsmingus gyvybei pakitimus, juos tik tai diagnozuot, neužsiimam ten, netimam duonos iš radiologų, paprasta diagnostika urgentinėse tose situacijose neužsiimam. Žinom, kad mes galim pasikliauti tuo, ką matom, dėl to, kad tikrai visi tyrimai rodo, kad
iki 100% beveik, ne, virš 90% jautrumas, specifiškumas yra tų radinių. Tai kai jau pamatėm kažką blogo, tai reikia ir priimti sprendimą tokį, kokį rekomenduoja, ne? Nes tada galbūt mes tikrai padėsim žmogui, jeigu mes ignoruosim tą, galbūt galim nepadėti arba net pakenkti. Žinom, kad neinvazinis, saugus, pigus, galim pakartot, kartojimas dar daugiau informacijos dažnai suteiks. Ir iš principo, jeigu pažiūrėjus į licenzijavimo, net ir Lietuvoje tvarką, bet kuris žmogus, kuris žino skubų tą protokolą, jį tinkamai naudoja, tinkamoje situacijoje, ne, tai mes turim teisę tuos tyrimus daryti. Tai pasižiūrėsit kiekvienas galbūt į savo ten, ką jūs darysit, kas jums ten konkrečiai priklauso. Bet, kaip ir sakiau, anesteziologai, intensyvistai, chirurgai, skubios pagalbos gydytojai ir dar dalis kitų urologai turi savo normai tam tikrą tą echoskopijos kiekį, kurį mes urgentinėse tose situacijose tikrai galim drąsiai naudoti, drąsiai savo įrašus rašyti ir mums tikrai nereikia, kad patvirtintų radiologas tą, arba galim ten, jeigu jaučiamės nesaugiai, užsitikrinti tą, kad jisai pasižiūrės po to pakartotinai galbūt, arba kai yra neaiški tikrai situacija. Tai tiek iš principo tos teorinės dalies. Tai pirmas dalykas - pasirinkimas paties daviklio, ne? Kaip ir šnekėjom. Čia vis tiek, kaip matėt, 4 taškai yra iš principo pilve ir tik tai pleurą mums reikės įvertinti atskirai, tai dirbsim pilviniu davikliu tam, kuris yra skirtas, kaip mes jį atpažįstam, lenktas. Kaip pasirinkta, ne? Tai dažniausiai visi aparatai turės kažkokį mygtuką, kur bus transducers, ne, parašyta. Tie davikliai. Tai mes pabandom pasirinkti. Ir čia tiesiog uždėdė, dažniausiai bus irgi paveiksliukas, lenkto daviklio reikia, iš principo pilvą mes tirsim, tą ir pasirenkam ir 2D vaizdas, tai reiškia, mums tą anatominį skerspjūvį, nereikia matyti. Iš tų mygtukų, ką mes šnekėjom, tai čia dabar gylio, tai net nėra mygtuko, aš matau. Suprantu, kad va čia tiesiog stumdame gylę, ne, čia rodo centimetrais parašyta. Ir ekrane irgi labai bus paprasta susiorientuoti, pažiūrėkit, vienas ta žymė dažniausiai rodo 1 centimetrą, ne? Tai net jeigu kartais ten kažką norit dydį įvertinti, irgi nereikia ten matavimo kažkokio, pasižiūrit pagal tą liniuotę, jau žinosit, kokio dydžio, kuriam gylį ten tas dalykas yra, tai va paprasčiausiai slankiant tą mes galim pasirinkti reikiamą gylį. Ryškumo to mygtuko čia irgi nėra, tai tiesiog yra į vieną pusę slenkat tamsės vaizdas, į kitą pusę stiprės. Tai čia reguliuojamės iš principo amplitudę, ne, to signalo. O dažnis, kaip ir šnekėjom, yra fiksuotas dydis. Tas, nuo kurio priklauso gylis, detalumas ir panašiai. Tai yra jau kokį daviklį pagamino, ten su tokiu diapazonu kažkokiu ten, tai toks yra, čia šitas, pavyzdžiui, yra nuo 5 iki 2 MHz. Bet tai, tiek, žemo dažnio daviklis, skirtas gilesnėms struktūrom žiūrėti. Ir dažnai bus mygtukas arba čia šiuo atveju pasirinkimas freeze, sušaldyta, ne? Tai yra, kai nedirbam, mums reikia sustabdyti arba įrašyti kažkokį vaizdą, dažnai bus nuspaudę jį tam, kad tiesiog neskleistų tų mechaninių bangų ultragarsas. Dėl ko? Tas daroma dėl to, kad iš tiesų yra įrodymų, kad tie žmonės, kurie nuolatos dirba ultragarsų, jiems sukelia tam tikrą poveikį ultragarsas. Ten osteoporozę, kataraktą ir panašiai, tai mes nenorim, kad visą laiką į mus ten šviestų tas daviklis, tai mes galim išsijungti. Tai vat ir viskas. Ir čia tiesiog jaučiu, kad swipe on freeze, čia vos ne kaip iPhone'as. Viskas. Nes aš irgi pirmas sykį matau, yra visiškai šviežias gaminys. Kiek suprantu, Lietuvoje ten prieš porą dienų iš vis atvežtas kaip demonstracinis, tai visi čia pirmą kartą čiupinėjo. Vakar vitecija. Nu va. Tai dabar dėl ištyrimo. Pirmiausia, kas svarbu, pleurą, kai tyriam, žiūrėsim mane, mums reikia nedidelio gylio. Mums reikia, 4-5 cm. Tai aš iš karto nusistatau. Mane čia 5-6 cm, 5 cm. Ir žinau, kad tirsiu paviršinės struktūras. Ir nežinau, ar matosi,
tiesiog mano tikslas pradžiai apžiūrėti bus vidurinę ir raktikulio linijoje, ne? Per tarpšonkulinį tarpą. Žiūrėsim. Dabar taip, daviklio padėtis. Įsitikinu, va čia žiūrėkit, aš čiupinėju, ne? Pažiūrėkit, čiupinėju, jeigu žiūrint, kairiai pusėje, ne? O vaizdas ekrane dešinėje yra. Tai reiškia, blogai yra. Ir tai rodo žymė, ne, kad aš turiu apsukti. Va čia žymė ekrane ir žymė daviklyje, kai aš taip atvaikau, turiu sutapti. Tada aš žinosiu, kad aš kai uždedu daviklį ant žmogaus, tai kas yra paciento, čia šiuo atveju, kaip kairiai pusėje, bet tiksliau dešiniai pusėje, ne, tai aš ir matysiu, taip tarsi žiūrėčiau į priekį, ne, skerspjūvėje tam, nebus apverstas tas vaizdas. Ir sutarimas bendras yra toks, kad dešinė pusė, kai žiūrim išilgai, visada yra nukreipiama į viršų. Tai mes žinom, kad ekrano šitoj kairiai pusėje mes visada galvą turim, nes svarbu susiorientuoti, kur yra viršus, kur apačia. Tai kai sukam pagal laikrodžio rodiklę ir išilgai daviklio žymė yra viršui ir tai reiškia, kad čia šalia žymės tai yra galva, ten kur nėra žymės tai yra kojos. Tai va toksai bendras sutarimas. Ir čia man būtent reikia dabar išilgai žiūrėti. Dar pasistumsim. Dedu viduriniai raktikulio linijai ir aš ką stengiuosi pamatyti. Stengiuosi pamatyti du šonkaulius. Iš kur matau, kad čia šonkauliai, pažiūrėkit, yra du, aišku, šešėliai. Dar amerikonai, britai sako, šikšnosparnį matot. Va čia ta šikšnosparnis, tai yra va čia, nežinau, kas su fantazija, galbūt galit pamatyti tokią, ne, kaip dviejų sparnų kontūrą. Bet du tarp šonkauliai, tai yra tas ryškiau šviečiantis viršus ir šešėlis, kur nepraeina signalas toliau, ne? Net galėsiu dadėti giliau. Ir dabar galiu pakvepuoti biškį giliau. Patamsinsiu, bus aiškiau matyti. Žiūrėkit, čia atsiranda va ta gyvatėlė yra. Matot, slenka iš skersai ekrano, tarsi judesys, tarsi bėga va tokia eilutė. Tai čia yra tarpusavį, pliauros du lapeliai trinasi, jie vienas nuo kito neatsiskiria, paretalinis ir plautį dengiantis tas visceralinis. Tai čia yra norma. Jeigu mes matom tą judesį, reiškia pneumotorokso nėra. Tai yra norma, ne? Ir galbūt, ką mes galim dar pamatyti kartais, čia nelabai aiškiai, tas kometas, tai dažniausiai nuo pliauros žemyn tokios kaip linijos drūžiai nusitęsia. Ne visiems būna žmonėms matomos. Ir kai skenuojam, mes tiesiog, žiūrėkit, slenkam žemyn, ne? Iš vieno tarp šonkaulio peršokom į kitą, ne? Iškart po šonkauliais pliaura tęsiasi. Čia galim sakyti tos kometos, čia porą tokių, liktai galima galvoti, drūžių yra. Ir tiesiog važiuojam iki pat žemyn, dar įsekantį tarp šonkaulį. Čia matote, ne, irgi tas judesys yra. Matosi ar ne? Dažnai tamsesniam vaizde. Ir važiuoju dar žemyn, vėl matau tą patį. Tol, kol aš pasiekiu, iš principo, apačią, ne, lanką šonkaulio. Lygiai tą patį darau paskui kitoj pusėje. Tai tas nuskenavimas toks, kai žiūri pacientą. Žinot, ten jisai būna dar greičiau. Tiesiog paėmė, žiūri, yra, viskas. Vieną pusę aš apžiūrėjau, ne? Ne, čia galbūt atsirastų juodo to rašalo, bet vėl viršutiniai dalyje dažniausiai nelabai skysčių būna gulinčiam pacientui. Jeigu matysim, tai matysim čia apačioj. Dėl ko žiūrim čia, dėl to, kad oras atsigulus ant nugaros, ne, tai jisai atskirtų. Ir čia svarbu yra būtent, kad oras, kai atsiranda, paprasčiausiai išnyksta va šita riba. Nebūna nei judesio, nei matomos linijos, čia tiesiog matom pilką, nejudančią visiškai zoną. Ir tas verčia mus įtarti, kad yra pneumotoroksas. Galiu pasakyti, pirmus kelis kartus greičiausiai bus nedrąsu diagnozuoti pagal ultragarsą, padarysit tiem pacientam nuotraukas, pamatysit, kad tikrai yra oro, tada priimsit sprendimą vien tik tai ultragarsu. Jau sekantį kartą pasiremdami, kad galbūt reikia papunktuoti ar padrenuoti. Bet šiaip, akivaizdus yra
tai pakeitimas ir pamatysit, ant kiek gerai matosi tas. O aš pabandysiu parodyti, kaip pasikeičia. Gali giliai įkvėp dabar. Gaudyt. Darbiškai. Dabar pakvepuok paviršium. Tai va, įsivaizduokit, va čia yra normalus judantis, ne, ta gyvatėlė, dar biškai įkvėp giliau. O čia žiūrėkit, va, kur išnyksta gyvatėlė. Tai va toks būtų vaizdas, kai yra pneumatoraksas. Čia nėra pneumatorakso, čia yra. Nu čia tik tai dirbtinai, čia sinusas, ne, užsipildo. Bet iš principo, nu, va šita išnyksta visiškai riba. Ar aišku ta vieta? Nu, kai parodysiu filmuką, gal dar bus aiškiau. Ir ką dar žiūrim, tai jau pereidami tada iš principo į tą sekančią tyrimo etapą. Kaip ir sakiau, žiūrim dar sinusą pažiūrėsim, dėl to, kad mums svarbu, ar nėra masyvaus kraujavimo. Bet čia jau susiruošiam iš karto taip, kaip darytume dešinio pašonkaulinio arba dešinės juosmens srities tos Morisono kišenės echoskopija. Tai iš karto mums reikės gylio didesnio, dėt kokį 15-16 cm. Ir irgi daviklis dedamas, pažiūrėkit, ties šonkaulių lanku, žemiau šonkaulių lanku, išilgai, arba šiek tiek įstrižai. Ir tikslas yra mums pamatyti, iš principo, vienam vaizde inksto pjūvį, atpažįstamas irgi, ne? Su šita visa kolektorinė sistema. Čia tada inksto kapsulė, tada matom kepenų apatinį kraštą ir matom va tą Morisono kišenę, tai yra va čia šitas šviesus ruožas iš principo tarp kepenų ir inksto, ne, kur užpildo. Tai čia, jeigu būtų net ir nedidelis kraujo kiekis, spėjama, kad daug maž taip skaičiuojama 500 ml panašiai ir panašiai, tai atsiranda va tas juodas intarpas, kurio čia mes nematom. Vėlgi, kai žiūrėsim filmukus, bus aiškiau. Ir sekantis, kad tiesiog pastumėm per tarp šonkaulinį tarpą, kai jau tą vaizdą neišsivedam, šiek tiek dar į viršų ir daviklį pakreipiam link galvos, kad žiūrėtų. Taip įstrižai, matot, biškį tarsi net atkėlęs. Pažiūrėkit, čia matom ką? Matom diafragmą. Ne, čia reiškia turi mūsų krūtinės uostabų, čia kepenys. Ir dažniausiai, ką mes matysim sveikam pacientui, aiškiai pademonstruoti. Šiaip dažniausiai sveikam pacientui pamatysit tarsi kepenų atspindi kitoj pusėje diafragmos. Nu, toks yra fenomenas, vadinamas veidrodžio fenomenas. Diafragma labai gerai irgi atspindi ultragarsą. Ir pažiūrėkit, čia tarsi irgi išryškėja latakėliai, kraujagyslės. Iš principo čia mes matom kepenis tikras, čia matom kepenų atspindį. Ir tai reiškia, kad nėra skysčio pleurai. Jeigu būtų skystis, šita virš diafragmos riba, aiškiai matytume irgi juodą, tamsų rašalą tą skystį, kartais net plaukiantį plautį, pamatysit juda, ir išnyks tas atspindys kepenų. Tai va tokį vaizdą reikia išsivesti. Toliau, kur keliaujam? Keliaujam į kairę pusę. Ir pažiūrėsim bužnį. Dabar, jeigu šičia vieta, kur dedam daviklį, yra, grubiai, nežinau, vidurinė pažasties linija, kartais net, vieniems truputį priekiau, tarp priekinės ir vidurinės, kitiems tarp vidurinės ir užpakalinės linijos būna, ta vieta, kur aiškiai matoma, ne? Tai kairiai pusėje visada nenustebkit, bužnis yra pakankamai nugaroj. Tai bus ties užpakalinė pažasties linija, visiškai kur baigėsi pažastis čia, kartais net dar labiau iš nugaros, taikom visada į tarp šonkaulį. Ir stengiamės išsivest vaizdą tokį, kad pamatytume, bužnį, galim net čia gylio dar pasididinti, nes visos bužnies mums nepavyksta išsivest. Tai čia yra viršutinis polius, dėl to, kad čia diafragma šalia yra. Ir čia dažnai matysim irgi bužnies atspindį tokį veidrodinį kitoj pusėje. Ir jeigu aš pakreipiu daviklį, matau iš karto šalia inksto, tarpą tarp bužnies ir inksto. Tai tokį idealiai vaizdą kažkokį ir turim išsivest, kad matytume didžiąją dalį bužnies, išorinį kontūrą bužnies
ir inksto bent jau dalį, kad galėtume pasakyti, nu, kad taip tai yra sausa. O biški pažaidė, vat, čia paverčiau, aš jau matau iš principo visą bužnį. Čia nenustepti, tų juodų intarpų gali būti dėl to, kad ateina stambios kraujagyslės į bužnės vartus, bet ir jos matosi, ne, kad nusitęsia į pačią parenchimą, kad aiškiai, nu, kaip medis šakojasi, nu, tikrai neatrodo, kad čia tas laisvas skystis būtų. O biški žemiau pavertas, aš matau iš principo visą inkstą. Tai vėlgi, iš karto vienoje vietoje uždėjęs daviklį aš galiu įvertinti tuos pakitimus, kuriuos yra. Toliau keliaujam į pilvo apačią, tam, kad mažą į dubenį įvertinti. Šalta šlapė bus. Gask. Čia jau daviklį dar kartą įsitikinu, kad kai dėsiu, sutampa mano kryptis su tuo, ką aš matau ekrane. Ir važiuoju iš principo iki gaktinės sąvaržos ir verčiu daviklį, nu taip, kad jisai žiūrėtų link kojų, žemyn, va taip įstrižai, ne? Tai dabar padarau, kad centre viskas būtų. Ir čia vat, dabar matosi iš principo visos trys struktūros, apie kurias mes šnekėjom. Yra šlapimo pūslė, yra prostata, čia sėklinės pūslelės ir čia yra rektumas. Jeigu būtų laisvos skysčio, šičia va, visi pažiūrėkit, visos struktūros jos turi nu vis tiek aišku kontūrą, aiškę formą, gana simetrišką vieną ir kitą pusę, ne? Ir skystis, jeigu atsirastų, jisai atsirastų panašiai kaip šlapimo pūslėje esantis vat, skystis, o ne šlapimas. Tai jisai užpildytų vat, šitą erdvę šalia vat, prostatos, šlapimo pūslės. Dažnai vėlgi matosi, kad net nu, kažkas plaukia, flotuoja, ten krešuliukai, dar kažkas nu, judesys atsiranda. Ir matom, kad jeigu ten žarnos kažkokia kilpa ar dar, kad tai tas skystis jis neturi aiškiai apriboto kažkokio formos tokios, nu, neužpildo kažko tai, ne? Ir paskutinė, sunkiausia tokia dalis dažniausiai pamatyti būna, tai yra visgi širdis. Vėl, gylis pakankamai mums reikalingas didelis, 15-16 cm, pažiūrėsim, kaip ten mums sekasi. Tradiciškai mes visada labai įsivaizduojam, kad kairiai pusėje ne, širdis yra, bet pamatysit praktikoje, kad ta širdis yra tikrai centre. Ir kur mums reikia žiūrėti, čia gal net 20 cm ir daugiau dar galima žiūrėti, kad matytume ją visą. Tai reikia pamatyti kairę kepenų skiltį, nes būtent kairė kepenų skiltis mums sudaro langą tą vadinamą echo. Jis yra parenchiminis organas, nėra oro kepenyse ir praleidžia gerai tą signalą. Nes šalia, jeigu yra skrandis arba storžarnė, tai ten viskas išsisklaido mūsų tas bangos ir mes nieko nematom. Užtat jokių atspindžių. Matom tik tai šešėlį. Tai pagaunam va tokį vaizdą, kad mes matytume širdį, gal ant kažkurio kito net ir geriau matysis. Tai matom širdį gulinčią ant diafragmos. Čia, va taip, daugmaž yra pertvara. Gulė, ne? Tai čia yra dešinys prieširdis, čia dešinys skilvelis, čia kairys prieširdis, kairys skilvelis. Dabar matot, širdis iš principo, jinai taip kaip kumštis, ne? Visa susigniaužia į centrą, tai reiškia gerai. Dažnis nėra labai čia kažkoks didelis, tai reiškia skysčio irgi netrūksta. Ir čia, va, kad būtų kažkoksai skysčio šalia kontūras, arba kad širdis judėtų nestabiliai kažkaip, nu, nėra. Tai reiškia, kad iš principo jokių tamponados čia požymių, kad būtų skysčio perikardė, nėra, nors kitą kartą nėra taip lengva pasakyti. Ir gali taip būti kartais, kad pamatysit, pavyzdžiui, kelias širdis, tai irgi nenusigaskit, greičiausiai nėra čia kažkokia anomalija, apie kurią reikėtų parašyti dabar kam nors mediciniam žurnale. Echo vėl ten tas fenomenas. Perikardas irgi turi daug fibrozinio audinio, taip kaip ir diafragma, jinai ten duoda veidrodinius atspindžius. Ir galite pamatyti, kad, pavyzdžiui, dvi sinchroniškai susitraukinėja širdis viena šalia kitos. Tai kurią nors vieną pasirinkit ir įvertinkit arba pabandykit pasukioti daviklį, kad išnyktų. Tai vat, iš principo ir perbėgom visą ištyrimą, nenustatėm nieko blogo patologijos jokios. Ir reiškia, kad mes galėtume spaudimą dar kartą permatuoti, ne, ir sakyti, kad nieko šitam žmogui greičiausiai ir nereikia daryti.
Tai dabar taip ir judam ratu, tiesiog pradėsit daryti. Tai vienas daro, kiti pasižiūri. Aš noriu perduoti, kad neužtenka ilgio. Per kitą pusę gal reikia. Kad šitie nesimaskatuotų. Šito mums nereiks daviklio. Palikti, o šitą čia padėsim. Ir tada aš pabandysiu pakoreguoti, dar parodysiu, kaip ten kur kas atrodo. Nes šiaip iš principo tikslas yra, kad visi kuo daugiau ir tų normalių dar vaizdų pamatytumėt, kad atsirastų toksai, iš karto pamatot, neatskirtumėt, kur kas yra. O paskui, kaip ir sakiau, pažiūrėsim dar pabaigoje patologijos filmukų, o tada jau ten atsiveria, ką norit. Pasigūglinsit, pasijutubinsit, pilna yra tikrai nemokamų filmukų, kur pats sekat ištyrimo. Plus, va tą, ką mes mokinsitės šiandieną, tai įeina daug kitų protokolų. Netrauminio šoko, ten to vadinamas rush protokolas. Irgi tiek pilvas, tiek perikardas, tiek pleura įeina. Po to į dusulio ūmaus. Vėl, tiek dėl pneumotorokso, tiek dėl hemotorokso tavo dalis, ką žiūrim, irgi įeina į tą protokolą. Tai ta prasme, toksai vertingas, vienas vertingiausių tų skubių protokolų, kur gaivinimo metu tą, ką žiūrim per apačią, lygiai tam pat žiūri, ar yra, ar nėra tamponados požymiai, ar ne, tarkim, jeigu įvykus yra staigi mirtis. Tai į daug protokolų įeina. Tai keičiamės ir dirbam, tiesiog paskui porą žmonių pasižiūrės, kažką pakeisim iš žmonių. Good. Tai ir kitiems tada papasako, kad irgi įsidėmėtų, nuo ko pradėsi. Simuliantą daviklį. Taip. Ir sutaptų. Sutaptų su mėlynu. Tai reiškia, paprasčiausiai viršų pasičiupinėja, ne? Ir pasižiūri, bet tik tai aiškiai, ta prasme, tu viršų nežiūri ir tavo yra ekrano kairiai pusėje, tai reiškia, tu žinai, kad čia bus galva. Ne? Arba pasuktum, tai tada žinotum, kad vėl sutampa su tos skerspjūviu. Ok, kokio gylio reikės, jeigu vis tiek nuo krūtinės pradėsim žiūrėti. Jo, tai man teisingai. Dar užsidėk. Gerai, 5-6. Ta vidurinė linija. Vidurinė raktikūro linija. Jeigu gėlio trūks, tai dar užsidėsi. Matai tu pats ar ne? O kaip čia padaryti? Čia kažkaip yra galimybė žiūrėti per abudu. Bet čia tada sustabdo. Tai dabar pirma tas užduotis, kai užsidedam, susirasti tarp šonkaulių, aukščiausiai esant. Tai čia bus tas pirmas tarp šonkaulis, va šičia. Greičiausiai dėl to, kad vienas šešėlis, čia kitas. Ir žinom, kad pleura iš principo, jinai eina čia, ties šonkaulio kraštu viršutinį. Tai užtat žinom, kad čia yra poodis raumenis, o čia iš karto slenkasi. Ir giliau, žinai, jeigu ten sąmoningas pacientas, net kartais paprašau, kad giliau biškį pakvepuotų. Va ten bai gerai, biškį iš šono, žiūrėk, ir sausa. Ir va čia dabar gerai matos, nežiūrėk, eina ties apatiniu šonkauliu kraštu, ne, pleura. Jeigu neaiškiai matosi tas judesys, visada pasitemsinkit vaizdą, tampa aiškesnis iš tiesų jisai. Bent jau nežinau, man tai tikrai aiškiau matosi. Ir tada, žinai, tu daviklį laikai stabiliai, nejudini, ir pažiūrėkit, jisai tada matosi, ne, čia kaip bėga, eilutė kažkokia. Tai va čia šitas judesys ir yra, ką mums reikia pamatyti. Jeigu jisai išnyksta, mes nesam tikri, gali būti pneumotoraksas. Jo. Čia gal dar reiks išėtų gėlį? Gėlis tenai yra. Tai kitoj pusėje tada, žinai, ten pamatysi tikėtina tą patį. Tai nežiūrėt? Pacientui žiūrėsim, lyginsim vieną pusę su kita, natūralu. Dabar žiūrėsiu Morrison. Gylio kokio reikės mums? Čia reikės daugiau jau net. Ne, kokį 15 suaugusių žmogų užsidedė. Jo. Gerai. vidurinė linija. Trūksta arba košės, ar matai tamsu negali.
Tai vienas dalykas gali būti košės, netrūkumas, kitas dalykas gali būti užtamsintas vaizdas. Ne? Tai pabandyk pradžiai pasišviesinti dar vaizdą pats. Tiesiog slinkdamas. Dar. O čia jau toks interpretuojamas vaizdas. Puikiai, praktiškai iš karto uždėjo ir matai tą, ką reikia. Inkstos, skerspjūvių, kepenų, tik tai čia kas krenta, va čia šitie trukdo tau, kaip įsivaizduoji. Šonkulį. Kaip pagerinti tą vaizdą? Jeigu pasuksi prieš laikrodžio rodiklę, kad įtarp šonkulį, ne, biški. Ir tu žiūrėkit, artefaktų jūsų, šiek tiek sumažėja. Dabar va taip. O, va čia toksai neblogas visai vaizdas, nors vienas šonkulis dar meta šešėlį, bet iš principo dar biški žemyn pakreip, kad inksto dabar išnyko inkstas. Į nugarą link pažiūrėk. O, tai matom inkstą. Tu rankai laikyk, aš tik pakoreguosiu. Nes turi inkstą visą matyti. Čia, žinai, pabėga tau inkstas. Pačiam pjūriui. Pabiškai, už tavo nugaros atstos, kad kitiem neužtot. Kažkaip va taip va, ne? Priglaust visų paviršium daviklę, reikia to, kiek įmanoma. Ir va tokią pagaut padėtį, kad tu matytum praktiškai visą inkstą vienam skerspjūvį. Čia matus jau stuburas, kaip bambukas toksai, atrodo, ir čia guli kepenis. Ir čia pažiūrėkit, net vienam tam mes viską, ką reikia, matom. Matom ir diafragmą, ir matom atspindį tą kepenų kraujagyslių, veidrodinį tokį. Tai viskas, va tokį susiradai, užtrunka tau interpretuoti keletą sekundžių. Realiai, kad tai yra norma. Jeigu prastai matytųsi pleurą, tiesiog gali daviklį į viršų, su juo pažiūrėti. Tai tada išsives daugiau diafragmos, tik tai kažkaip trūksta gal gelio, nes atsiranda oro. Nesimato. Ant biškio ant daviklio jo. Gelis sveika odai, tai nevengti reikia. Va, iškart pagerėja ir jeigu, taip žinai, pažiūrėsi į viršų, matysi daugiau pleuros, matysi daugiau diafragmos. Nes tikslas yra pamatyti kiek įmanoma ilgesnį gabalą to, tai tada mes busim tikri, kad ir sinusas yra sausas. Kad jeigu matom tą kepenų atspindį, ten nėra skysčio. Ir gali keliauti kairę pusę. Va, žiūrėk, čia labai vykusiai uždėjai, nes jau matosi inkstas. Čia matosi praktiškai viršutinis polius, čia apatinis, kur šalia inksto bužnės, ten diafragma buvo išlindus. Tai tik tai dabar irgi suadaptuot, kad, žinai, įstrižai biškį dar į tarp šonkulį pataikyt. Ir tada tiesiog paverst biškį. O, nes biškį pakeli, žiūrėk, visą bužnį matai, paverti vat inkstas. Čia, kur užtenka minimalaus judesio, kad pamatytum visą. O čia diafragma ir ten pleuras. Pleura ten virš diafragmos, tai matosi iš principo kaip inkstų parenchimą. Ta ne inksto, bužnės parenchimą. Va čia toks vaizdas, kur vat irgi stabdytum iš principo, įrašinėtum, jeigu tau reikia, kad kažkas įvertintų, arba gali va tokį vaizdą jau rodyti. Gerai, apačia. Jo, kokį 15-16. Iš pradžių žemyn iki simfizio grubiai ir tada paverst. O čia, jeigu iš šono, kad centre būtų to viskas. Ir čia va taip irgi vėl aiškiai visos trys struktūros. Šlapimo pūslė, prostata, rektumo. Šešėlis. Ką? Besmegenis toks įrengas. Nes pas jį pakankamai šlapimo pūslė ovali, neperpildyto šiuo metu, nepertempto, tai
taip kaip ir atrodo, vat, irgi iš 3 tokių struktūrų. Na, kažkaip ne visi vienodai. Čia kokius 20-25 kartais net tenka užsidėti, kad kuo aukštesnis žmogus, tuo paprastai tas, žinai, atstumas didėja. Kepenis išsiverti, žiūrėk, aš tai dabar iš viso. Paimk iš viršaus visai daviklį ir va taip, žinok, reikia paspaust, kad ir nelabai malonu. Ir praktiškai plokščiai gulinti daviklį vaikai. Dabar jau tada reikia biškį pasukiot, pažaist. Kad dar idealaus, kad, nu, vat vaizdo, sakyčiau, kad, nu, ramu, esu įsitikinęs, čia dar kol kas nesimato. Bet iš tiesų sunkiai, man irgi sunkiai matys. Gal ant kažkurio kito paskui matysis geriau. Nu, čia iš principo gali sakyti, kad, nu, nėra to apvado juodo tokio, bet... Jo, čia širdis yra va tas, kas susitraukinėja. Virš kepenų guli. Čia pertvara, man atrodo, tarp skilvelinė, nu, tai biškiai strižai, bet... Bet jeigu matos, tai čia turėtų. Jo. Nu, viskas matoma ir tokia, jinai vedant žemyn, ne, tada išilgai. Matosi, kad jinai visam ilgiai išlieka. Nes iš principo čia net gali taip preliminariai pasakyti, jeigu yra pneumotoraksas, tai gali įvertinti, ar užima visą krūtinės į tam ilgyje, ne aukštyje, ar tik tai daly, ar tai dalinis pneumotoraksas, tai viską tą irgi paskui gali išmokti interpretuoti. Ir čia tiesiog teisingai iš vieno tarp šonkulio į kitą keliaujat, kol iki pat pasiekėt šonkulių lanką. Ir visur mes matom, kad tas judesys išlieka, pleura aiškiai matoma yra. Kartais, dar uždėk ten, kur aiškiai matėsi, jeigu, nu, būtume ne visai tikri, teoriškai galėtume persijungti į M tą režimą, tada pažiūrėkit, šitaip čia vidury centre nukreipiam ir start paleidžiam. Pakvėpok dar biškį. O, dar pakvėpok. Gerai, freeze. Freeze. Tai dabar tam M režime, ką mes turim pamatyti? Tai vėl fantazijos reikia jungti, bet fenomenas vadinamas, kai normalu yra, ne? Tai yra jūra ir paplūdimys. Tai dabar nežinau, ar matot jūrą ir paplūdimį. Pažiūrėkit. Čia yra tarsi atsiritančios bangos, ne, iki šitos vietos kažkur tai. Ne. Pasakysiu tai. O čia žiūrėkit. Tai dėl ko? Dėl to, kad čia visą laiką iš principo tos struktūros jos nejuda. Ir, nu, jos susidaro tos brūkšniai tokie, ne? Šičia yra ta vieta, kur juda plaučio audinys, čia vat yra pleuros tas lapelis. Ir tos judančios struktūros jos sukuria vat, kaip akmenėlėje, ne kaip smėlis atrodo. Jeigu matytume, kad per visą aukštį tam M režime yra tik tai va tokie horizontalūs brūkšniai, nėra to smėlio visai. Tai reiškia, kad nėra judesio. Ir tai va tas tada išnykimas to vat, jūros ir paplūdimio irgi reiškia katastrofą, irgi reiškia, kad yra jo pneumotoraksas. Tai čia vat būtų, tikslas yra tada susirasti vidury tarp šonkaulio, galit pabandyti irgi pati tą padaryti. Stop čia, grįžtam į 2D. Tai va čia, jeigu nesi tikras, kad tam paprastam vaizde darai, teoriškai galima išnaudoti va tą M režimą, nukeliauti paplūdimį. Tikėtina. Su pleura, aišku. Ką toliau žiūrėsit? Taip. Kartą prisimenam džimą, pradedam galvoti apie merginų širdis pavergusi dainininką, jo ir ieškom. Principo čia nėra visai standartinis vaizdas, ne, bet jisai labai šiaip vykęs, ne, nes irgi matom inkstą, matom tą vat kepenis, matom tarpą tarp. Jeigu, jo, bet daviklį tau reikėtų išilgai, dėl to, kad, žinai,
visi iš karto prisikabintų, kad tai nėra standartinis vaizdas. Ne? Standartinis vaizdas čia priimta yra, kad yra išilginis. Va čia va yra idealiai. Va visą. Matai visą inkstą, matai kepenų kraštą, dėl to, kad kartais nedidelis kiekis skysčio gali būti ties kepenų tuo pačiu krašteliu, va ten, va, kur užsibaigia, ne, kepenis. Ir va šitom tarpe. Ir irgi keliais tais judesėliais mikro, iš principo visą tą zoną gali apžiūrėti. Tada ką darai dar? Tu laikyk taviklį, aš ten vos su tavo ranka nenusigask, nepriekabiavimas čia, arba labai lengvas toksai. Tai pavažiuoja į viršų link krūtinės ir pasižiūri tarsi į krūtinę į viršų daviklį pakreipia. Tai tikslas yra, prisadaptuosi pati, pamatyti tą diafragmos kraštą, kurio mes pradžiai nematėm. Ir irgi pamatyti atspindį kepenų arba jeigu yra skysčio didesnis kiekis pleuros sinuse. Bet čia šiuo atveju net matosi biškį ten, kai jis giliau įkvepia, tas plautis įlenda toks kaip debesėlis. Va čia. Tai reiškia, kad pilnai išsipučia. Ir ten to skysčio nėra. Nu čia, žinokit, su fantazija jo padeda, jeigu taip gyslelę turi, tai gali čia pamatyti vaizdų. Ir iš tiesų toksai asociacijos, padeda atsiminti, ko ieškoti. Labai. Tai bent jau man asmeniškai, pavyzdžiui, tas, kaip pasako, ten paplūdimys, šikšnosparnis, koksai gyvatėlė, iš karto žinau, ko ieškoti. O taip tai kažkaip ten, kai pradeda radiologai ten savo kompleksinę, hiperhipoechogeniškas, paslankus darinys, kažkaip tai čia bėda būna. Gerai, aukščiau vos ir link nugaros vos. Bet iš principo beveik tiksliai. Čia, matai fala, ne? Matosi visa bužnis, matosi inkstas, tarpas tarp jų diafragma. Tai ten vos pagal laikrodžio rodiklį arba prieš ją pasukiot, žinai, kad jeigu reiktų ten, kad diafragmą pamatyti, išnyko šešėlis ir čia matosi net atspindys bužnės. Viskas, idealus vaizdas per keletą sekundžių, žinom, kad sausa. Taip, žvelkime giliau. Slepiningas kolegos pasaulis. Dabar taip. Net gali susimažinti vaizdą, nes matai, kad šlapimo pūslė tavo viršui čia užima nedidelę dalį, tai tiesiog slink dar į viršų, kad gerai. Ir puikiai, bet čia buvai pagavus, dar biškai aukštyn žemyn ten pavartyk tą daviklį. Taip kažkaip. Taip gerai, tik tai dar centre, ne? Viskas irgi išsirikiuoja, viskas, ką mes turim pamatyti. Netgi matom, kad inkstai gamina šlapimą, kiekvieną kartą, kai vis pasižiūrim, vis daugiau ir daugiau yra jo. Tai žinosim, kada pakeist kitu, jau tuos žinosim. Ir širdis lieka. Iš viršaus perimkit daviklį, bus patogiau. Tiesiog plokščiai pasimkit, taip, nes paspausti reikia ir gulščiai beveik laikyti. Ir čia gylio, žinokit, kokį 20 cm tikrai. Nes viskas aukštai, krūtiniai, pakankamai jisai aukštas, tai toli atstumas padidėja iškart. Trumpam žmogui kažkiam su plačia krūtinė tokia labai nesustumtam gali būti mažesnis tas atstumas. Dar aš pagelbėsiu. Taip, ne? Paguldai, susirandi kairę kepenų skiltį ir taip, virš kairės kepenų skiltės tiesiog matai gulinčią širdį. Ir tada truputį taip į vieną kitą pusę pasukioji, kad pabandyt daugiau jos pagauti, išsivest, pakankamai giliai įspaudė ir galima net dar pasigilinti, kad mes, pavyzdžiui, ne dalį širdies matytume, bet tikrai ją visą. Ne? Bet čia jau toks vaizdas, kur iš principo jau kažką galim bandyti, bet sakau, tikiuosi, kad kažko kito pavyks tokį geresnį pamatyti. Bet čia žinom, kad guli dešinė pusė, čia yra žemiausia vieta širdies, čia kažkokios skysčio juosiančio pačią širdį, tarsi ir nematom. Tai to kaip ir pakaktų galbūt. Bet pavyzdžiui, iš čia, kur klausėt, iš kur atsiranda
97 ar 96%. Nu, dėl to, kad vat, yra tokių vaizdų, kurie nėra pakankamai kokybiški, kad mes 100% būtume tikri, kad tikrai nėra ten kažkokio pakitimo.